L pašto šablonai. Importuoti ir naujai užsiregistravę skaitytojai L. Paštu iš jūsų parduotuvės gaus patvirtinimo, registracijos, slaptažodžio keitimo ir panašius pranešimus. Smartiklė leidžia naudoti savo L pašto serverį ir keisti šablonų tekstus bei dizainą, kad galėtumėte geriau kontroliuoti naudotojų patirtį. Norėdami peržiūrėti ir pakeisti tekstus, pasirinkite meniu parinkti L laikraštis ir tada sistemos laiškai. Pridėkite siuntėjo vardą. Pridėkite siuntėjo L pašto adresą. Jei vietoj smartiklę norite naudoti savo L pašto serverį, įveskite serverio adresą ir prisijungimo informaciją. Sėkmingai atlikę sąranką galite siųsti bandomąjį L laišką bet kuriuo L pašto adresu. Pridėkite fizinį leidėjo adresą ir automatinio prisijungimo URL adreso tekstą, kuris bus rodomas kiekvieno šablono paraštėje. Tada pakeiskite šablonų spalvą ir šriftą ir įkelkite savo logotipą L. Norėdami pritaikyti kiekvieno L laiško tekstą atskirai, spustelėkite šalia kiekvieno pavadinimo esančią pieštuko piktogramą. Pastebėsite, kad kiekvienas L laiško šablonas turi HTML formatavimą, kuris leidžia lanksčiau pritaikyti dizainą. L laiškuose taip pat yra kintamųjų skirtų dinaminiam turiniui, pavyzdžiui, pavadinimui arba įsigyto produkto pavadinimui. Įsitikinkite, kad L laiškuose yra svarbių kintamųjų, kad užtikrintumėte sklandų bendravimą su skaitytojais. Išsaugokite pakeitimus ir spustelėkite peržiūros mygtuką, kad peržiūrėtumėte šabloną. Pastaba: kiekvieno šablono sąrašą, jo teikimo sritį ir laiką galite peržiūrėti mūsų pagalbos centre. Prenumeratos priminimo nustatymas. Galite nurodyti, po kiek dienų nuo prenumeratos galiojimo pabaigos prenumeratorius turėtų gauti priminimo L laiškus. Jei tai vienkartinė prenumerata, skaitytojai gaus atnaujinimo priminimus. Jei prenumerata yra periodinė, skaitytojai informuojami apie atnaujinimą ir kai kuriais atvejais prašomi atlikti mokėjimą. Taip optimizuosite klientų lojalumą ir pasitenkinimą. Importuoti skaitytojai neturintys L pašto adreso vietojo gaus laiškus. Pirmiausia, aktyvuokite pašto laiškų prenumeratą skiltyje L laikraštis prekės ženklo nustatymai. Tada grįžkite į sistemos laiškus ir pakeiskite nustatymus panašiai kaip L pašto šablonus.